Jūsų dėmesį paskutinė šių metų krepšinio savaitės laida, o joje besibaigiančių 2024 metų įvykių apžvalgą. Kviečiu žiūrėti. Metų įvykių apžvalgą pradėsime nuo Karaliaus Mindaugo taurės, kuri vasario mėnesį vyko didžiausioje Lietuvoje Kauno Žalgirio arenoje. Turnyro finale susitiko Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio ekipos. Žalgiris įrodė savo pranašumą 16 taškų skirtumu ir eilinį kartą tapo šio trofėjaus savininku. Mažąjį finalą laimėjo Vilniaus Ryto krepšininkai, 5 taškais nugalėję Šiaulių krepšininkus. Na, o šio sezono Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinaliai jau startavo. Apie juos pakalbėsime jau kitų metų pirmojoje laidoje. Gegužės mėnesį Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė iškovojo istorinį bilietą į Paryžiaus vasaros olimpinės žaidynės. Olimpinė atranka vyko Debrecene, o jos pusfinalyje mūsiškiai susitiko su Lenkijos 3x3 rinktine ir ją nugalėjo 21-15. Vasarą vykusioje Paryžiaus olimpiadoje lietuviai iškovojo istorinę trečiąją vietą. Mažajame finale mūsiškiai privertė pasiduoti Latvijos trijulę. Bronzos medalius Lietuvai iškovojo Šarūnas Vingelis, Evaldas Žiaukys, Aurelijus Pukelis ir Gintautas Matulis. Vasarišką birželio 12 vakarą Vilniaus Ryto sirgaliai šventė dar viena jų mylimos komandos iškovota Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą. Ketvirtajame didžiojo finalo serijos susitikime Markuso Fosterio vedami Vilniečiai 1 tašku palaužė Kauno Žalgirį. Vilniečiai po 14 metų pertraukos finale nugalėjo kauniečius ir susigrąžino čempionų vardą. Pagrindiniu šios įspūdingos pergalės kalviu tapo Markusas Fosteris. Būtent jo taškai tapo paskutiniais finalinėje serijoje. Fosteris ketvirtajame mače pelnė 33 taškus ir surinko 31 naudingumo balą. Toks pasirodymas jam leido garantuoti naudingiausio žaidėjo finalo serijoje statusą. Šie metai krepšinio aistruoliams padovanojo ne tik skambės pergalės, bet ir apmaudžius pralaimėjimus. Vienas tokių buvo Liepos mėnesį, kuomet Lietuvos rinktinė pralaimėjo Puerto Rikui ir antrą kartą iš eilės atsisveikino su svajone žaisti vasaros olimpinėse žaidynėse. Atrankos turnyro finalas vyko San Juane, o jame mūsiškiai atsitrenkė į Puerto Riko rinktinės sieną. Toks nuviliantis pasirodymas finale pareikalavo permainų. Rugsėjį Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas pradėjo eiti Mindaugas Balčiūnas, o vienas pirmųjų jo darbų buvo surasti naują Lietuvos rinktinės vyriausiąjį trenerį. Jo tapo Rimas Kurtinaitis, kurio triuojami mūsiškiai lapkričio lage iškovojo 2 pergalės prieš Šiaurės Makedoniją. Šios pergalės leido užsitikrinti ramų gyvenimą. Mūsiškiai kitais metais žais Europos vyrų krepšinio čempionate. Galbūt ten pavyks nutraukti medalių prakeiksmą. Vienos iš ryškiausių metų rungtynių vyko spalio 17-ąją Milane, kur Eurolygos 4-ojo turo rungtynėse susitiko Emporio Armani ir Žalgirio ekipos. Kauniečiai vienu metu šioje atvykoje atsiliko net 27 taškais. Tačiau sugebėjo pademonstruoti nugalėtojų charakterį ir išplėšė pergalę 3 taškų persvarą. Tai buvo viena įspūdingiausių kauniečių pergalių Eurolygoje. Be to kauniečiai šią pergalę pasiekė išlipdami iš rekordinės deficito duobės. Ankstesnis rekordas buvo pasiektas 2022-aisiais, kuomet žaidžiant su Berlyno Alba kauniečiai išlipo iš 20 taškų deficito. Na, o Eurolygoje pasibaigė pirmasis varžybų ratas. Gruodžio 17-ąją kauniečiai sužaidė su Berlyno Alba ir nugalėjo ją 20 taškų skirtumu. Na, o gruodžio 20-ąją kauniečiai sužaidė ir antrąjį dvigubos savaitės mačą su Villeurbanne Asvel, apie kurį pakalbėsime jau visai netrukus, nes dabar vėl duoklę atiduodame Vilniaus Rytui. Įspūdingą kovą dėl kamuolių pademonstravę sostinės krepšininkai įžengė lemiamą žingsnį į antrąjį varžybų etapą. Outsideriai Vloclavo Šlios krepšininkai buvo nugalėti 98-88. Vilniečiai šioje dvikovoje atkovojo net 30 kamuolių puolime ir pakartojo šio sezono čempionų lygos rekordą. Vilniečiai iškovoję šią pergalę užėmė pirmą poziciją grupėje ir praleis į krintamąsias varžybas. Sostinės ekipai 17 taškų pelnė Stevenas Idakas, 16 pridėjo Ąžuolas Tubelis, 14 Ignas Sargiūnas. Ardžiai Kaulo sąskaitoje 13 taškų, po 11 pelnė Margiris Normantas ir Gytis Pasiulis. Dabar keliamės į Kauną, kur žalgiriečiai susitiko su Villeurbanne Asvel. Daugelis mūsų laidos žiūrovų turbūt bent kartą yra matę filmą Kaip Grinčas kalėdas vogė. Šį kartą Grinču tapo Villeurbanne krepšininkai, kurie pavogė kauniečių kalėdas. 3 pergalių serija buvo nutraukta
Virbaro ekipai laimėjus 6 taškais. Tai buvo 7-oji kauniečių nesėkmė. Ir tai buvo paskutinės Eurolygos pirmojo reguliaraus sezono rato rungtynės. Jose rezultatyviausiai žaidė Silvanas Francisko, kurio bliksteliai nepakako. Jis pelnė 22 taškus ir surinko 27 naudingumo balus. Košmarišką vakarą išgyveno Lonnie Walkeris, kuris pelnė 4 taškus, bet rungtynės baigė su -3 naudingumo balais. Įspūdingą kovą pademonstravę Panevėžio krepšininkai. Europos taurės kovą šiais metais pabaigė įspūdingą pergalę. 7bet Lietkabelio krepšininkai 100-706 po pratęsimo privertė pasiduoti turnyro lyderę Valenciją. Valencija suklupo pirmą kartą šį sezoną po 11 pergalių iš eilės, o pergalingus taškus šioje dvikovoje pelnė Gabrielius Baldūnas. Paskutinė šeimininkų ataka buvo nesėkminga ir Lietkabelis iškovojo įspūdingą 4-ąją pergalę Europos taurėje. Aleksandras Kovleras nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias, pelnė 25 taškus. Rezultatyviai šioje dvikovoje žaidė ir Martynas Vardas, pelnęs 21 tašką, o Dovis Miškauskis atseikėjo 14. Kitas rungtynės Europos taurėje panevėžiečiai žais iškart po naujųjų. Sausio 2 namuose su Liublianos C9 Olimpija. Linkime visiems siautulingų ir nuostabių švenčių. O laida Krepšinio savaitė su jumis atsisveikina. Pasimatysime jau 2025 metais.